Mielos sekėjos, damos, svečiai sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mes darysime dėlionę, kas manęs laukia 7-10 dienų bėgė, kokiagi bus mano savaitė. Susikoncentruokite, pagalvokite apie save. Tikiuosi pasidaryti savo kavytės arba arbatytės ir smagiai praleisime dabar su jumis šiek tiek laiko. Taigi, dėlionė bus su pozicijomis, kas laukia manęs, pagrindinė energija šios savaitės, darbas arba verslas, kas kur, jeigu dirbate arba jeigu turite savo verslą, emocinis fonas, santykiai, sveikata, energija, pagrindinis šios savaitės resursas, į ką atkreipti dėmesį ir kortų patarimas. Taigi, pradėkime žiūrėti naujosios savaitės energiją. Pagrindinė energija, nuostabi korta, dobiliukas. Tai reiškia, kad sėkmė tikrai šypsosis šią savaitę. Sėkmė gali būti tokia, smulkiuose darbuose, smulkiuose reikaluose, kasdieniuose darbuose, bet viskas, žinot, atrodys, kad sekasi puikiai. Atrodo tie patys rutininiai dalykai, kuriuos mes darome, kurie galbūt kitą dieną arba kitą laikotarpį atrodytų slegiantis, bet šią savaitę tikrai viskas klostysis gerai ir lengvai. Sėkmė mažose dalykuose. Galėsime pamatyti, kad tikrai nereikia mums didelių dalykų tam, kad mes būtumėme laimingi. Šansai, galimybės tikrai atsiras šią savaitę, galimybė kažkam įsidarbinti, kažkam galbūt atrasti reikiamą informaciją. Dobilas tikrai kalba ir apie tai, kad sėkmė ir šansas išsigydyti, kad jūsų sveikata pagerėtų. Labai graži korta. Taip pat tai yra korta apie simpatijas, apie geras nuotaikas, bet būtent čia atkreipia korta tokį dėmesį tai, kad pastebėkite smulkius dalykus, galbūt nereikšmingus dalykus, nes būtent jie padaro mūsų visą gyvenimą tokiu, koks jis yra. Darbas, kažkam tai darbas, kažkam verslas, bokštas tikrai fundamentali tokia korta, tai tikrai tas, kas ieško darbą, kas ieško ypatingai tokio kažkokio tai oficialumą. Tikrai čia atsakymas taip, iškrito ir pati korta, kuri reiškia tą oficialumą. Galbūt reikės kažkam keliauti į valstybinės institucijas. Jeigu tai, sakykime, jūsų verslas, galbūt reikia sutvarkyti, jau metų pabaiga, reikėtų jau pradėti tvarkytis tam tikrus buhalterinius dalykus. Kažkas eis į VMI mokesčių inspekciją, kažkas kreipsis į sodrą, kažkas eis į bankus. Tai tikrai kalba apie tai. Jeigu planuojate kažkokią ar paduoti, nepaduoti paraišką dėl paskolos, vėlgi korta kalba apie tai, kad taip, tai įmanoma. Kažkas, kas nėra tikras, ar mane čia oficialiai ar neoficialiai darbins, viskas bus oficialu, su oficialia sutartimi. Toks, žinot, jeigu jūs jau dirbate, neieškote naujo darbo, bokštas reiškia, kad viskas vyks pagal taisyklės. Kokia yra rutina, koks yra darbo grafikas pas jūs, taip viskas įvyks. Būsite tose rėmuose, vykdysite pagal tas būtent taisyklės. Tai toks labai savaitė, neoficialumo savaitė, dokumentų tvarkymosi savaitė. Tokia labai oficiali. Taip.
Dabar pasižiūrėjome poziciją apie santykius arba kam neaktualu, tai yra emocinis fonas, na tikrai raktas iškrito raktinį savaitę, kažkam tai bus kažkokie tokie įvykiai, labai svarbus gali vykti jūsų asmeninėme gyvenime, svarbus susitikimai, svarbios pažintis, svarbus susirašymai, laiškai ir informacija, ne, labai svarbus įvykiai, galbūt pasimatymai, ne, kurie, na, tikrai lems tą, ne, ką mes toliau darom, ką mes toliau veikiam. Todėl, na, drąsiai galima teikti, ne, kad tie jausmai, tie žmonės, kuriuos jūs sutiksite, tą informaciją, kurią jūs gausite šią savaitę, tikrai atkreipkite į tai dėmesį, nes tai gali būti lemiama. Jeigu visiškai santykiai kažkaip, na, neįdomus, jūs neieškote tų santykių, jūs ir nesate santykiuose, tai emocinis fonas jis bus toks ganėtinai, sakyčiau, neutralus, labiau į šaltesnę pusę, kur manęs nieks, na, nesutrikdys, nesugadins man nuotaikos, aš galėsiu išlikti tame balanse, aš galėsiu atrasti tam tikrus atsakymus, jeigu man to reikės, aš galėsiu situaciją suvaldyti. Tai yra būtent apie tai šį kortą. Sveikata ir, na, energija, iškrito korta žuvis, tai būtent kalba šitą kortą apie tai, kad bus resursas. Jeigu, sakykime, anksčiau buvo kažkokių tai klaustukų, galbūt kažkokie tai negalavimai, liūdesys, nenoras, ne, vat kaip ruduo labai dažnai lyja už lango ir nesinori nieko veikti, daryti, toks, na, tiesiog vidinis niūrumas ir liūdesys, tai korta kalba apie tai, kad šią savaitę atsiras tas resursas, atsiras naujos idėjos, jėgos vidinės, kažkokia tai energija veikti, daryti, rūpintis savimi, rūpintis savo kūnų, protų, savo mintimis, kažką tai daryti dėl to. Ir energija bus tikrai gerame lygyje. Taigi resursų korta iškrito būtent sveikatos, ne, pozicijoje labai pozityviai. Resursas, ne, bus, o korta lapė kalba apie tai, kad mums reikėtų į ką atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, visiems tiems, kas turi nuosavo kažkokią tai verslą arba dirba būtent savo, su kažkokia tai individualia veikla, tikrai šį savaitę yra jūsų. Gali ateiti kažkiek tai padaugėti klientų, užsakymo, ne, pasijusti, kad vat, tas veiklumas jūsų tikrai bus labai aktyvus, būkite gudrus, žiūrėkite, galbūt paleiskite reklamą savo produktams, ne, laputė čia gudri ir jūs turite pamatyti, ne, kur aš galiu praplėsti savo paslaugas, pasiūlyti, ir būtent prieš tai einantį kortą Dobilas apie tai mums irgi ir kalba, kad bus tų galimybių ir šansų. Visiems kitiems labai svarbu atkreipti dėmesį, kas mus supa. Stengtis darbe, jeigu jūs dirbate samdomą darbą, tikrai būti, na, nukreipti savo visą mąstyseną, savo visą būdą į tai, stengtis būti tikrų specialistų savo srityje, tobulėti, neatlaidžiai žiūrėti į savo pareigas, bet tikrai stengtis atlikti viską nuo A iki Z taip, kaip reikia, na, iš širdies. Taip pat atkreipkite dėmesį į tuos žmonės, kurie jūs supa. Nuostabu, jeigu jūs supa tikri profesionalai, jeigu jums reikia kažkokios tai pagalbos, patarimo. Šitą kortą kalba apie tai, kad nukreipkite savo resursą į pagalbos paieškas ir būtent konsultuokite su tos srities specialistais. Ne, jeigu jums reikia teisinio patarimo, ieškokite pačio geriausio tos srities teisininko. Na, čia nepagailėkite savo resursų dėti būtent tas tos specialistų
specialisto nepaieškas. Jeigu daktaras, tai pats geriausias tos srities daktaras tegu būna. Iš negatyviosios pusės, stebėkite, kas supa jūs, ypač jeigu tai jūsų kolegos. Gali būti, kad supa tokie žmonės, kurie siekia, kažkaip gal apgauti arba ne iki galo pasakyti visos informacijos jums, nes skleisti visų kortų kažkaip siekia būtent savo naudos, todėl visada, būkite budrus. Stebėkite, kas vyksta ir neleiskite savęs apgauti. Ir patarimas, kortos, labai graži korta laivas, kalbu apie tai, labai čia, galima sakyti, dar 2 mėnesiai iki naujųjų metų pabaigos ir korta laivas kalba apie tai, kad laikas galbūt po truputėlį jau planuotis į priekį, tai, kas jau mes norėjome vykdyti šiais metais, reikėtų tuos projektus, dalykus, norus užbaigti arba paskubėti pabaigti ir pradėti planuotis, kažką tai į priekį. Tai šitą savaitę gali paskatinti jūs, apie tuos ilgalaikius planus, paskatinti ir resursų bus, ir tokių gerų šansų, ir idėjų, kur jūs galbūt šaus jums tokia idėja, kur jūs pagaliau atrakinsite tas duris, pagaliau išspręsti savo problemas ir galėsite judėti tolyn, pirmin, neužstrikite praeityje, neužstrikite su tais žmonėmis, kurie, sakykime, jums neneša daugiau naudos, nėra jums, tikri draugai, o tiesiog siurbia tą energiją, jūs turite paleisti viską, ir judėti toliau. Tik tais prisiminkime, kad laivui labai svarbu turėti tą kryptį. Jeigu laivas turės kryptį, kurį uostą jis keliauja, jis tikrai ten nukeliaus ir jokios jūros ar vandenynai nenukreips tada tokio laivo nuo jo krypties. Todėl tikrai drąsiai planuokite, spręskite likusias problemas ir planuokite ateitį. Ačiū, kad buvote su manim iki pat šio video pabaigos. Ačiū už jūsų laikus, komentarus. Labai smagu visada juos skaityti ir pasimatysime jau labai greitai.